Wow. Tarsi, wow. Galėčiau čia pietauti nuolat. Dienos pietus, bare fabai. Taip, dar viena legenda. Ir taip, jie vis dar priema tik grinais. Bet tam aš buvau pasiruošęs, tad drąsiai jūs žinu patikrinti jūsų rekomendacijos. Pradėkim nuo kainų, nes iš dienos pietų pasiūlymų brangiausias kainuoja 5,50. Kompotas 50 centų, sriubos po 2 eurus. Veiksmo čia netrūksta. Vieni pietauja, kiti žaidžia. O aš iš vis nekais užsiminėjau. Gaiva kompotas visai neblogas, turi skonio. Tuomet gaunu netikėtą kyšį, kurią jie labai gyrė, bet atsisakiau, nes pusę porcijos nepylė. Ir žinokit verta, rūgštynių variantas buvo ne tik skoningas, bet ir dar mėsos jame buvo. Tad nors nemokėjau, užskaitau. Ir dar ją valgant ant mano stalo atkeliauja pusė cepelinų ir jautiena troškinta krapų padaže. Ir dabar klausykitės. Pilna porcija cepelinų 4,50. Tądien žmona šiaurės miestelį valgė už 7, į kurią pusę be pasuksi, fantastiškai pilki. Nekokie albinosiniai. Tarkis, mėsa, spirgai, viskas labai tvarkinga. Ir už 4,50. Mano atveju 2,30. Gerai, spirgus aš mėgstu traškius, bet bendras skonis, wow, plojimai. Jei būtų vos tampresni, ant rankų nešiočiau ir nuolat važiuočiau čia. Beje, radau jūs ketvirtadienį, tad aklai nevažiuokit, nors galite važiuoti, nes ir jautina krapų padaže mane žavėjo. Vėlgi, porcija 5 eurai. Malonus padažas, geros struktūros mėsa. Prie visko pridėkim bulvių košę, kuri nepersmelkta vandeniu, tokio grubesnio trinimo, tai yra, kad tikrai galėtų pamatyti, jog ten bulvės. Ir saloto šalia, kopūstos, morkos, žirneliai ir majonezas. Į riebesnę pusę, bet labai gražiai suskamba, su jautina ir bulvių košė. Primenu, kad už viską sumokėjau 7,80. Dedu šią vietą į top rekomendacijas. Tikrai grįšiu ir jums rekomenduoju. Tik grinų nepamirškit.